Į kitą vietą atvažiavom. Čia kirtimas tikriausiai bus. Pasiekėm biškį. Be numerių važiavo pagrindiniu keliu, numerių neužsidėjo. Jokių numerių, be ženklų jokių. Va taip va. Kaip nori, taip važiuojam. Per pagrindinį kelią, be ženklų. Paliko visą techniką ir pabėgo. Su mikroautobusiuku nuvažiavo. Čia tikriausiai jie ruošiasi naują kirtimą.
O jūs čia kaip, dabar tik sureagavot, ar kada jūs, ar jums čia buvo nepranešta 2 dienas? Nu kada pradėti reaguoti jūs į tą visą dalyką, kas va čia darosi, tą miške? Jūs nu kada pradėti reaguoti? Tik dabar jums buvo pranešta, ar čia viena ranka jūs dirbat? Ką? Kaip čia suprasti? Kodėl jūs dabar po tiek laiką sureagavo, kai visi Facebookai pilni, visas YouTube'ės pridėtas? Kaip jūs dabar va taip sureagavo tokio laiką? Nu. Reikėtų pradėti gal nuo to, kad reagavimas yra ne vien tik tai atvykimas į vietą. Turėjo būti tikras dokumentacijos pasirinkimas ir nežinau, ar jūs pasiekėte informaciją, kol jūs čia buvote. Žiūrėkit, kol jūs pasirinksit... Mišką yra panaikinti, sustabdyti. Jūs kol sureaguosit, kol jūs čia dokumentus padarysit, čia pusę mišką, suprantat, išvaris? Tai jūs matėt, kokiais kiekiais vežia dabar? Girdit, kad leidimas yra sustabdytas. Tai jūs dabar sustabdėt, nepavėlavot, kaip galvojat, nepavėlavot? Tai kai gavom pranešimą, mes sustabdėm, tą pranešimą gavom šiandieną nuo ryto ir tuo klausimu dirbam. Tai tas klausimas ir buvo sprendžiamas. Kadangi leidimas yra sustabdytas, mes norim atvažiuoti pasitikrinti, ar toliau neteisėtai sustabdžius leidimą nevykdomi miško kirtimo darbai. Tai nežinau, jūs čia mūsų puolat, kad mes kažko nepadarėte. Jūs turite dirbti savo darbą. Taip. Bet mačiau, tikrai jūs nedirbam. Mes iš Vilniaus atvažiavom, sureagavom. Jūs čia prie pat gyvenat. Ir jūs nesureagavot. Įsivaizduojat? Tai sureagavom, aš dar kartą kartuoju. Nu tai gerai, tai važiuojam pažiūrėti, ką jie padarė. Tai jie kiek išvežė jų. Tai taip. Tai mes dabar tą ir darom. Nu, gerai, važiuojam. Koks sprendimas čia? Tai sprendimo mes kol kas nepriėmėm, tiesiog norim padaryti tokią pirminę apžiūrą, sužiūrėti tą situaciją. Čia nelegaliai kirtimas. Kaip pasakyt, kirtimas kaip ir buvo pagal išduotą leidimą, kuris vėliau buvo panaikintas. Tai čia truputėlį gal atsiradus, nežinau, gal tai kiti niuansai, kuriuos dabar bandysim išsiaiškinti. Bet čia šitam plotui, šitai valdai yra išduoti 3 leidimai atlikti kirtimus. Tai apie dabar mes eisim ir apžiūrėsim tą, kuris yra panaikintas. Tai čia, kaip matom, tas dalykas nėra vykdyta. Tai dabar kur technika stovi, tai tenais irgi kirtimus darys? O kur? Tai kalbėjote apie kurią vietą? A, čia ant asfalto jau išvažiavus, maždaug kilometras nuo sankryžos. Pastatyta technika ir čia visai kitas valdas kalbat? Nu jo, turbūt, kad kitas. Bet tenais irgi yra žymėti medžiai. Tai daug čia kur važiavam, buvo žymėti daug. Tai tikėtina, kad dalis. Ir čia, šitoj valdoje yra vietų, kur galima daryti tos kirtimus. Tai matyti jie tą ir darys. A sakykit, jūs kaip aplinkos apsauga žinot, regioniniuose parkuose, pavyzdžiui, Neries regioninis parkas, galimi kirtimai? Aš su Neries regioniniu parku aš jau negaliu nieko pasakyti, žinokit, kiekvienas parkas turi savo, aš atsiprašau, užsidėsiu kaip šoną, tai kiekvienas parkas turi savo nuostatus ir kažkokie yra tenai apribojimai skirtingi, bet šituo atveju mes esam daugiau kaip susikoncentravę į buveinę, Europos svarbos buveinę, patvirtinta ir čia būtent dabar ir stojam tos buveinės ir mes norėsim apie ją ir apsižiūrėti, ar nėra vykdyti kažkokie darbai apie tos buveinės. Tai va, tai pradžioj tiek, bet čia dar viskas tik tai, vyksta pirminiai, tai va, tie žingsniai. Bet apie tai jūs nieko nežinojate, tik dabar sužinojote. Tai iš principo, tai va, dėkingi esam jūsų organizacijai, kad iš principo jūs čia taip aktyviai ėmėtės tų veiksmų. Laba diena. Tai iš principo, kaip ir užkirtot kelią, galimai tam didelį žalai gamtai, nes šita buveinė... Tai jau padarė. Tai dar tą vertinsim, bet va, šita buveinė, kur buvo išduotas leidimas kirsti, tai joje nėra galimi tokie kirtimai. O kokie apskritai? Nežinau. Ne, 10 hektarų lyg tai sakė Aš turiu minty, kokie apskritai galimi kirtimai tokioj teritorijoj, kaip Vakarų taiga, ar kaip vadinasi? Tai Vakarų taiga reikėtų kiekvienu atveju gilinti, žinokit, ten yra atskiri niuansai, bet tai reikėtų apie konkrečią vietą kalbėti ir konkretų atvejį, tai tada galėtume sakyti, taip aš plačiai negaliu, bet ta prasme tai yra papildomi apribojimai vykdyti kirtimus. Tai dabar nežinau, jeigu jūs nesupyksit, nes norėtume apsieiti šitą taigos. Viskas gerai, ačiū, kad pakomentuoji. Nu.